Ok, tai kas dabar vyksta? Ar tai yra AEO, SEO, GEO ar bet koks kitas šmėo? Kas iš tikrųjų dabar vyksta su dirbtinio optimizavimu, dirbtinio intelekto optimizavimu? Ką reikia žinoti verslininkui, kad nepasimauti? Apie tai yra šis epizodas, SEO trečiadienis 7.9, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Bet turim pradėti nuo svarbiausio koncepto, ką reikia žinoti, kas yra LLM. LLM yra bet koks dirbtinio intelekto modelis, dabar ant bangos yra ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. Tai yra kaip viską perskaitys asistentas, kuris moka skaityti, apibendrinti informaciją, rašyti atsakymus į užduotus klausimus. Iš kur jis traukia informaciją? Yra du šaltiniai. LLM traukia informaciją iš savo vidinės duomenų bazės ir iš interneto. Kaip atrodo LLM-as, dirbtinis intelektas, be interneto? Aš padariau eksperimentą, paėmiau ChatGPT modelį be interneto, parašiau, kas yra Amerikos prezidentas ir gavau atsakymą. Aš parašiau 26 metais, o gavau atsakymą, kad Amerikos prezidentas 23 metais yra Joe Biden. Čia yra screenshotas, aš padariau per Olamą, neprisimenu, koks tiksliai buvo modelis per ChatGPT, bet jis yra apribotas. Paskutinį kartą buvo atnaujintas lapkričio 16 dieną 23 metų. Dėl to atsakymas ir buvo Joe Biden. O kas bus, jeigu mes prijungsim internetą? Jeigu mes prijungsim internetą, tada bus tas tradicinis, kurį mes jau žinom, matom, pripratom prie to lango, kur įvedam klausimą. Čia dabar pavyzdys bus, kaip veiktų Gemini. Kai mes parašom užklausą, pirmas žingsnis būtų, mes parašom užklausą į dirbtinį intelektą. Ta užklausa yra skaidoma į mažesnės užklausas. Čia yra fan-out principas, yra vienas iš dviejų pagrindinių principų. Fan-out, apie tai yra fan-out yra 78 epizodas. Kam įdomu techniškai, kaip tai veikia, galite pažiūrėti, bus prisektas video prie šio video, arba aprašyme, arba per paiešką surasti. Taip, pirmas žingsnis yra siunčiama užklausa, jį skaidoma į mažesnės ir kur siunčiama į Google paiešką. Iš Google paieškos pagal tas smulkesnės užklausas yra surinkama informacija, tai yra tradicinis SEO, tradicinis dešimtukas, surinkama informacija. Ir toliau pilnas vaizdas atrodo. Taip, mes jau pažiūrėjome, pirmas žingsnis užklausa, mažesnės užklausos, siunčiamas į internetą, LLM-as, čia dirbtinis intelektas šiame žingsnėje apjungia informaciją, surinka ir apjungia ir sugeneruoja atsakymą vartotojui tame tradiciniam lange, kur mes jau žinome. Kaip ir minėjau, pasakysiu, iš kur ChatGPT traukia informaciją. ChatGPT traukia iš Bingo, Gemini traukia iš Google, Claude traukia iš Brave Search. Kam įdomu dėl Claude, buvo padaręs eksperimentą, į Claude suvedė ir suvedė atskirai užklausas į Brave Search, rezultatai sutampa. Tai dar kita, kaip atrodo schema be interneto su internetu. RAG yra apie tai 7-8 epizodas, kam įdomu techniškai, kaip veikia RAG modelis. Čia Retrieval Augmented Generation. Galit pažiūrėti, bus dar aiškiau, kas vyksta su internetu ir be interneto. Bet reikia dar kartą grįžti prie šios schemos, tam, kad dabar iš kur LLM-ai, nesvarbu, kuris traukia informaciją. Traukia taip pat ir Claude'as, ir ChatGPT. ChatGPT traukia iš top 10 Bingo, Google traukia, Gemini traukia iš Google. Tai rezultatė, ką mes turim, kad tam, kad nepasimauti su dirbtinio intelekto optimizavimu, reikia žinoti, kad AI SEO nėra atskira disciplina, tai nėra kažkoks stebuklas, tai yra papildomas sluoksnis ant tradicinio, čia yra senasis SEO, kuris yra žinomas. Jeigu video buvo naudingas, spauskit like, prenumeruokit naujienas, subscribe. Jeigu reikia pagalbos, parašykit mum, Easy SEO agentūra, jeigu reikia pagalbos su dirbtiniu intelektu, su tradiciniu SEO. Tiek šiam kartui. Iki.